Kaip turėtų elgtis atsakingos tarnybos, jei bendrovės System kiaulių fermose būtų nustatytas afrikinio kiaulių maro užkratas? Tokią temą surengtose civilinės saugos pratybose dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės, Kėdainių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kitų institucijų atstovai. Bendromis šių, struktūrų pajėgumis pagal pratybų scenarijų mes vykdome iškeltus uždavinius. Jų tikslas yra, kad mes įvertintume visus grėsmės atvejus, rastume sprendimus iškilusioms problemams įveikti ir kartu patikrinti, kaip sekasi sąveika tarp skirtingų institucijų. Eiliniai gyventojai, jie turi kažką žinoti, jiems jų elgesys, kažkas veiksmai turėtų keistis? Be abejo, turėtų keistis. Pirmiausiai, gyventojai turi laikytis tam tikrų saugumo priemonių. Sakysime, jeigu pas mus būtų užfiksuotas maro židinys, žinot, gyventojai turi, kad 10 km aplink tą židinį yra apsaugos zona, kurioje yra taikomi specialūs reikalavimai. Lietuvoje plintant kiaulių maro židiniams, augintojams nurodyta deklaruoti laikomas kiaules valstybiniai maisto ir veterinarijos tarnybai. Šiuo metu rajone deklaruota daugiau kaip 1000 kiaulių laikymo vietų. Ką reikėtų gyventojams žinoti tokiu atveju? Gyventojams reikėtų žinoti tokiu atveju, kad reikėtų laikytis kiaulių laikymosi biosaugos priemonių, kad kiaulės laiku būtų deklaruojamos, apie jų judėjimą, išvežimą, paskerdimą savo reikmėm, informuoti Kėdainių valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Kokiu spinduliu kiaulės turėtų būti paskerstos? Yra nustatomos 3 ir 10 km zonos. 3 km zonoje kiaulės yra paskerdžiamos, paėmė mėginiai, ištyriami. Jeigu neigiami atsakymai, žmonės skerdina, gali naudoti savo reikmėm. O platesniai 10 km? Platesniai 10 km zona yra stebėjimo zona. Šitoje zonoje yra imami mėginiai kiaulių, tyriami afrikinio kiaulių maro atžvilgiu. Nustačius kiaulių maro židinį, jo likvidavimo užsiimtų visi Kėdainių tarnybos inspektoriai ir rajone privačiai dirbantys veterinarijos gydytojai. Ekstremalių situacijų valdymo centras koordinuotų veiksmus, kol būtų likviduotas tolesnio užkrato sklidimo pavojus. Afrikinis kiaulių maras realiai yra netoli mūsų rajono ribos, bet žmonėms jis negrėsmingas. Pasaulis kovoja su kitokiais žmonėms mirtinai pavojingais virusais. Ar esame jiems pasirengę? Rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius patvirtino, kad svarstomi įvairūs civilinės saugos pratybų scenarijai. Kalbėjom ir apie dabar pasaulyje siaučiantį ebolos virusą ir gali būti, kad kitos pratybos bus organizuotos būtent siekiant pasiruošti užsikrėtimams ebolos virusu. O apie kažkokias politinius karinius neramumus, ar yra svarstomi scenarijai? Scenarijai tokie konkrečiai dar nėra sukurta būtent Kėdainiuose, tačiau pamąstymai tikrai buvo tokie.